Labas! Ir vėl trumpa fizikos paskaita ir šį kartą mes žiūrėsime kiek arčiau, tai yra tiesiai į viršų ir kalbėsime apie Mėnulį. Taip, tai rugpjūčio 23 dieną Indija tapo pirmąją pasaulio šalimi, kurios erdvėlaivis Chandrayaan 3 buvo sėkmingai nutupdytas Mėnulio pietų ašigalyje. India is now on the moon. People are applauding. Kodėl būtent ten aptarsime kiek vėliau. Dabar aš norėčiau tik tais paminėti, kad šis sėkmingas erdvėlaivio skrydis į Mėnulį įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai tame pačiame regione sudužo Rusijos zondas Luna 25. Taigi dideli plojimai Indijai. Na, o šioje paskaitoje mes ir kalbėsimės, kodėl būtent vyksta ši Mėnulio karštinė, kodėl toks įkarštis ir kas gi yra tame Mėnulyje. Erdvėlaivis Chandrayaan 3, kurio pavadinimas sanskrito kalba reiškia Mėnulio laivas, nusileido mažai ištirtame Mėnulio pietų ašigalyje. Pagrindinis klausimas, taip, kodėl mes skrendame į Mėnulį, o ne į Marsą. Kągi tokio Mėnulis turi mums pasiūlyti? Taip, NASA juokauja dažnai, kad Mėnulyje yra šimtai milijardų nepanaudotų resursų, išteklių. Ir tą galima pavadinti Mėnulio auksinę karštinę. Taigi visų pirma, Apollo misijų dėka mes turime sukauptus mėginius iš Mėnulio ir žinome, kogi galime tikėtis. Taip, aišku, ten yra vandens ledas. Vandens ledas Mėnulyje buvo patvirtintas atliekant įvairias misijas ir stebėjimus. Vandens ledo atradimas, taip, Mėnulio ašigaliuose buvo itin reikšmingas įvykis, nes vanduo gali būti suskaidytas į degonį kvėpavimui ir į vandenilį raketų kūrui. Taip, todėl Mėnulio bazės ir kosmoso tyrinėjimai tampa tvaresni ir ekonomiškesni tokiu būdu. Iš kur ten vanduo klausimas? Taip, vanduo Mėnulyje susidarė per daugelį procesų, tiek dėl vidinių, tiek dėl išorinių veiksmų. Mėnulio ankstyvojoje formavimuose stadijoje maždaug prieš 4,5 milijardo metų, tai labai seniai, taip, jis susikūrė iš nuolaužų, susidariusi dėl smūgio tarp didžiulio kūno ir mūsų Žemės. Kai kurios vandens molekulės jau buvo protoplanetinėme diske, taip, iš kurio susidarė pats Mėnulis. Ir šis pirmapradis vanduo buvo įstrigęs Mėnulyje, kai po susiformavimo atvėso ir sukietėjo. Na, o kiti procesai, aišku, kas be ko, tai yra Saulės vėjas, protonai reaguoja su Mėnulyje esančiais mineralais, oksidais, taip, sudaro ionus, kurie vėliau jungiasi ir sudaro vandenį. Smūgiai su kometomis taip pat galimi ir taip toliau, taip. Taip pat, kom svarbus tas vanduo, na, aišku, jo reikės tokiai Mėnulio agrikultūrai vystyti, taip. Tai kitas be vandens ledo yra helis 3 izotopas, konkurencingas šaltinis energetikoje, taip, tai būtų antrosios kartos kūras. Iš kur jis atsirado Mėnulyje? Taip, tai ir vėlgi, jis atsirado dėl Saulės vėjo dalelių. Tai yra didelės energijos dalelės, taip, įskaitant helį 3, per milijardus metų buvo sukauptos Mėnulio paviršiuje. Helio izotopas 3 nėra tolygiai pasiskirstęs Mėnulio paviršiuje. Jis nedideliais kiekiais yra išskaidytas visame regolite, sluoksnyje, kuris dengia kietą Mėnulio pamaitinę uolieną. Negana to, taip, šis atsinaujinantis šaltinis išteklis pagal apibrėžimą yra atsinaujinantis, nes izotopas reguliariai nusėda ant Mėnulio paviršiaus, jis yra nuolat veikiamas Saulės. Taip, Žemėje jo labai yra mažai. Izotopas dažniausiai kyla iš Saulės vėjo, tačiau Žemė yra apsaugota nuo Saulės vėjo, taip, mus dengia atmosferos, magnetinio lauko, skydas, šydas, taip sakykime. O Mėnulis priešingai, jis nėra apsaugotas, jis nuolat yra veikiamas, taip. Taip pat jis naudingas ir kitoms reikmėms, kaip kriogenika, kvantinių kompiuterių ir magnetinio rezonanso tomografijai. Norint aušinti pažangiausią įrangą, reikia helio 3 izotopo. Taip,
Kas dar yra be to? Taip, retųjų žemių metalai, 15 lantanidų, kurie yra naudojami modernioje elektronikoje ir daugiausiai jie šiuo metu yra išgaunami Kinijoje. Išmanieji telefonai, kompiuteriai, medicininė įranga, visa tai priklauso nuo ir žemės metalai. Taip. Retųjų žemių metalai yra gyvybiškai svarbus naujoms technologijoms kurti ir vystyti. Taip. Net 90% pasaulio retųjų žemių metalų tiekimo pagaminama yra Kinijoje. Taip. Ir kiek ilgai, kiek tas truks. Taip. Kinija gali išlaikyti rezervą, kaip jie sako, dar 15-20 metų. Tai iš kur tie lantanidai atsirado Mėnulyje? Ir vėlgi, per visą istoriją Mėnulis patyrė daugybę susidūrimų su asteroidais ir kometomis. Ir kai kurie iš šių susidūrimų atnešė papildomų medžiagų, įskaitant retųjų žemių metalus. O kai kurie iš šitų susidūrimų sukūrė didelius kraterius ir baseinus, taip leidžiančius kaupti tos įvairius išteklius, įskaitant vandens ledą, taip nuolat užtemdytose Mėnulio srityse. Kodėl mums reikalingi šie ištekliai? Taip, kurie pasitarnauja šiuolaikinėje elektronikoje, o Mėnulyje gali būti randami didelėmis koncentracijomis, taip, tai skandis pagrindinė aktyvioji medžiaga terpė naudojama kietakūniams lazeriams kurti, taip, o dar įtrio pagrindų pagaminami yra fosforai, kurie naudojami yra visur apšvietimo sektoriuje, taip, fluorescencinės lempose, šviesos dioduose, plazminiuose ekranuose. Tad Mėnulyje yra 3 esminiai elementai – vandens ledas, helis ir retieji žemių metalai. Na ir priedui Saulės energija, taip, Mėnulio atmosferos trūkumas reiškia, kad Saulės energiją galima panaudoti efektyviau nei Žemėje. Saulės baterijos ant Mėnulio paviršiaus galėtų būti patikimos ir gausus energijos šaltinis, kaip toms Mėnulio misijoms vykdyti, taip. Ir šią vasarą Caltech mokslininkai rodė savo gebėjimą belaidžių būdu perduoti energiją kosmose ir pirmą kartą perduoti aptinkamą energiją į Žemę atgal. Taip, tai lankščių, lengvų mikrobangų galios siųstuvų rinkinukas reikalingas tam, kad, tu sukaupi energiją kosmose ir gali perduoti atgal į Žemę be laidų. Taip, puiku, tokia kosminio turizmo vieta ir sakytume, šią vasarą važiuočiau ne į Palangą, o į Mėnulį. Linkiu gero vakaro ir gražaus Mėnulio vaizdu. Šiam kartui tiek. Taip ir pabaigsime šią trumpą fizikos paskaitą. Iki.